tu nuvažiuoji į bet kurį miestelį, žaini parduotuvės atsiparodai, kaip tu sako, čia. Tai vietoj to, kad ten karas kariavo. Labas rytas, gerbiami kolegos, svečiai. Turime mišrų frakcijos posėdį, yra prisijungę žmonės ir online, todėl prašysiu mikrofonus įsijungti, kai kalbėsite. Šiandien turime susitikimą su vežėjų atstovais. Į frakcijos posėdį buvo kviesti ir ministerijų atstovai, VRM ir susisiekimo, buvo pratvirtinę pradžioje dalyvavimą, bet vakar atsisakė atvykti dėl neaiškių iki galo priežasčių, tai nežinau, ar vengdami pokalbio, ar susitikimo, ar neturėdami atsakymų, tai šiandien matyti išklausysime vieną pusę vežėjų atstovus ir iš tikrųjų situaciją girdime, matome spaudoje, ką komunikuoja ir vyriausybė, premjerė, vyriausybės atstovai. Iš tikrųjų neramina, bet matyt, išgirsime tiesiai iš jūsų šiandien ir pabandysime padiskutuoti. Tai iniciatyvą šitą susitikimą inicijavo mūsų kolega Simonas Gentvilas, tai gal jam ir perduosiu pamoderavimą toliau. Tai labai ačiū, kad Transporto alijansas prisijungė su įmonių atstovais. Mes sąmoningai nekvietėme Linavos, nes manome, kad Linavos šantažas valstybei su grasinimais rengti mitingus keliuose nėra adekvati priemonė, tai labai ačiū alijansui už valstybišką poziciją, bet kartu norime spręsti problemas. Tai labai apmaudu, kad susisiekimo ministerija patvirtinusi atstovą, vidaus reikalų ministerija patvirtinusi atstovą atšaukė šiandien susitikimą. Nežinau, ar dialogas vyksta su jumis kažkokiu būdu, bet kaip mes matome situaciją, tai tobula audra vyriausybei, nes vyriausybė save įsispaudė į kampą dėrėtis su Lukašenka ir eiti prie stalo, įkaitais paimdama mūsų vežėjų kompanijas, nepagalvojusi šachmatais 2 žingsnius į priekį, mūsų vyriausybė įkliuvo į tokį kampą, kad dabar turės sėsti prie darybų stalo su tais, kuriais nenorėjo sėdėti. Ir dėja, norime išgirsti jūsų situaciją, kokia yra reali situacija, nes vyriausybė šiandien pasirenka keliauti po Islandiją moterų forumus, kas yra svarbu, bet vyriausybės vadovė, bet nespręsti krizinės situacijos Lietuvoje. Tai prašyčiau prisistatyti ir pasidalinti ir mielai norėtumėm padiskutuoti ir užvesti dialogą, kurio trūksta. Tik perspėju, kad viešai transliuojamas posėdis, tai jeigu kažkokią jautresnį informaciją turi, tai turėkite omeny. Prašau. Ačiū labai frakcijai už kvietimą. Povilas Drižas, Tarptautinio transporto logistikos alijanso vadovas. Aš gal labai trumpai įvesiu, kas mes tokie esam. Čia mes turime 2 mūsų įmonių valdybos įmonių atstovus, Vaidotas Lenktys, Finėjas Group generalinis direktorius ir Mindaugas Paulauskas, Girteka Transport generalinis direktorius. Tai yra mūsų 2 valdybos įmonės, mes valdyboje turime top 5 Lietuvos vežėjų įmonių, be Girtekos turime Hegelman, Finėjas, Blantana, Hoptrans. Mūsų organizacija atstovauja 25 narius, 25 transporto įmonės, kurios yra atsakingos už faktiškai 80% Lietuvos transporto apyvartos apskritai. Kelių transporto apyvarta Lietuvoje šiandien yra apie 6,5 milijardo eurų. Jūs, kaip paminėjote, mūsų kolegas iš kitos asociacijos, turbūt tas alijansų atsiradimas prieš 5 metų ir sąlygojo tam tikrus interesų išsiskirimus. Kai mobilumo paketas atsirado Briuselyje ir visi kiti dalykai, ir mūsų įmonės suprato, kad reikia daryti kažkokius kitokius veiksmus, o ne tai, kas vyko iki to. Tai mūsų tokia yra organizacija. Ką dabar mes galime pasakyti apie šiandieninę situaciją? Pirma, tai kai kyla klausimas, ką Lietuvos vežėjai ten veikia. Ir mes norime visada pabrėžti, aiškiai pasakyti. Ten veikia iki 1% Lietuvos vežėjų, tai yra iš viso Lietuvos kelių transporto parko 68 000 registracijų Lietuvoje ir dar 12 000 registracijų Lenkijoje ir kitose šalise. Ten mes turime mūsų skaičiavimais ir mes tą komunikavome nuo pat pradžių, ten turėjo būti iki 1000 transporto priemonių, kas ir pasitvirtino. Mes dar pirmadienį patikrinome informaciją iš Baltarusijos pusės apie registruotas transporto priemonės pasienyje. Tai mes lietuviškų numerių suskaičiavome 778.
Mums pirmas klausimas kilo, kodėl valstybės institucijos dar neturėjo šitos informacijos, nes SATas ar muitinė turi realiai matyti judėjimą iš Lietuvos arba į Lietuvą ir tos registracijos numerių, aš spėju, turėjo būti. Todėl ta komunikacinė tokia informacija apie 5-6 tūkstančius tų transporto priemonių buvo neteisinga nuo pat pradžių ir kai kurios asociacijos kitos komunikavo. Mes tada sakėme, kad tai yra nerealūs skaičiai. Lietuvos dydžio tokio 5000 transporto priemonių Baltarusijoje nėra. Dabar ką daro jos ten? Tai nėra prekyba tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Tai nėra prekyba tarp Baltarusijos ir Lietuvos. Transporto priemonės, aš neku dabar ne nuo Alijanso, nes Alijansą mes iš savo 40 000 parko suskaičiavom 120 transporto priemonių ten, kas yra kaip sąlyginai didelis skaičius, sąlyginai pagal mastelį mūsų yra mažas. Tos transporto priemonės dalyvauja koridoriuje, kuris vyksta prekybiniai santykiai tarp Kinijos, Centrinės Azijos ir ES. Jei kalbant apie prekybą konkrečiai tarp Baltarusijos būtų klausimas, tai irgi nereikia pamiršti, kad Baltarusijai ES yra antra prekybos partneris. Ir kai klausia, ką Lietuvos vežėjai ten veikia, mes dalyvavom logistinėje grandinėje, kuri labai ilga, labai sudėtinga ir prekybos grandinė yra tarp Kinijos gamintojo ir Belgijos gavėjo. Ir mes esame tame taške, sakykime, kai mes sutikime paslaugą, pervežimo paslaugą Belgijos klientui, Kinijos klientui, nesvarbu, bet tai nėra Baltarusijos klientas ir tą reikia atskirti. Ir tos transporto priemonės toje teritorijoje vyksta tranzitu. Tai nėra, kad jos pasikrovė rusišką, baltarusišką krovinį ir veža kažkur į Lietuvą. Tai va tą reikia visiems atskirti, kai mes šnekame apskritai apie transporto, kelių transporto vaidmenį ir kai mūsų, žinot, klausia, ar politika ir visuomenė yra duodamas tas tonas ar klausimas maždaug, ką jūs ten dar veikiate. Tai va, tai kai sako, kad kelių transportas kažką ten dar daro neteisingo, mes tada natūraliai nenorim užsimti to votobautizmo vadinamu, bet mes tada klausimo, kodėl Lietuvos geležinkeliai veža krovinius Baltarusijos klientų kaip pavyzdys. Tai va, kai pradedama tos dalykus nešnekėti ir valstybės komunikacija yra ta, kad maždaug vežėjai turėtų patys suprasti, mes sakoma, mes veikiame pagal teisinį režimą ir teisinį algoritmą toks, koks yra galiojantis šiandienai. Penktadienį, praeitos savaitės, šeštadienį ir sekmadienį tai buvo viešų pranešimų apie galimą sienos uždarimą kaip atsaką į hibridinę ataką. Ir mes nekvestionavom visiškai šito valstybės sprendimo, nes mes esame visuomenės irgi dalis. Čia nėra verslas, nėra vežėjai ir yra Lietuvos visuomenė. Mes esame visuomenės dalis, kuri atsakinga, kaip sakant, žinot, tas jau visiems atsibodęs tas skaičius apie tą 15% BVP, bet mes esame didelė dalis Lietuvos ekonomikos ir natūraliai mes reaguojame irgi kaip visuomenė ir mums tvarka ir saugumas Lietuvoje yra pats svarbiausias dalykas. Mums neįdomu, kas darosi turbūt regionuose tuose kitose, realiai kaip mums kaip verslui, bet mums saugumas Lietuvoje yra svarbiausia. Tai informacija vieša, kai buvo teigiama, kad vežėjai supraskit patys, reikėjo prisimti rizikas. Tai rizikas ten, važiuodami per tranzitu per tą teritoriją, vežėjai prisėmė. Taip, dėl rizikų, kurios gali kilti toje teritorijoje. Bet niekas neprisiminė rizikų ir neįvertino rizikų turbūt tokių, kokių mes galime sulaukti iš savo, sakykime, pusės iš valstybės, kad bus siena uždaryta. Tai, kaip pakartosiu, mes veikiame pagal galiojantį teisinį algoritmą ir vieši pranešimai spaudoje, kad galbūt mes uždarysime sieną, tai nesąlygoja mūsų veiklos, kad mes dabar paimsime ir visi Lietuvos vežėjai 800 vilkikų staigiai nukreips kažkur iš Baltarusijos arba nebe per Baltarusiją ir ryšim su to, kad Delfi ar 15 minučių parašė, mes dabar keisime savo koridorių ir apvažiavimus darysime kažkur kitur, per kitur ir staigiai iš to koridoriaus mašinos grįž 3-4 tūkstančius, pradės važiuoti per Turkiją. Taip nevyksta. Tai viena medalio pusė. Antra medalio pusė, kad didelis srautas buvo pakeliu ir ėjo tiesiai iš Kazakstano tranzitu per Baltarusiją ir jiem kito varianto nebuvo. Ir netgi jeigu mes ką girdėjome iš vežėjų, net jeigu informacija hipotetiškai būtų buvusi pateikta, tarkime, 5 dienos, 6 dienos iki sienos uždarimo, teoriškai tai galėjo padėti kažkiek išgabenti tų vilkikų, to turto iš teritorijos, bet de facto siena Lietuvoje, Baltarusijos Lietuvos siena, eilė iki sienos uždarimo buvo 3 savaitės. Tai tu natūraliai nebūtum spėjęs net ir per sieną pravažiuoti. Ir čia buvo klausimas muitiniai. Mes irgi buvom uždavę ir Linava uždavinėjo, kad žinot, net jeigu ir tu būtum priėmęs sprendimą, kad žinodamas tiksliai, kad už 4-5 dienų siena bus uždaryta, tu vis tiek nebūtum spėjęs, nes siena eilė buvo pernelyg ilga. Tai čia toje temoje, ką veikia ten Lietuvos vežėjai, kaip jie ten užstrigo, mes, vėl pasakysiu,
sprendimo nekvestionuojame, tai yra valstybės sprendimas ir mes jį palaikome. Toks turbūt buvo informacija, tokia turėjo mūsų vyriausybė ir jį priėmė sprendimą, kad uždaryti sieną turbūt padės. Ir mes norime tikėti, kad tai turbūt tikrai padės kovoti su ta kontrabanda ir net ne kontrabanda, o to hibridinė ataka, kaip mes vadiname, iš režimo pusės. Bet kokios klaidos buvo padarytos ir čia nuo transporto yra vieninga nuomonė, informacija valstybės institucijos turėjo turėti. Kiek ten yra mašinų, ką jos ten daro. Kai buvo pasakyta, kad vežėjai jūs patys nežinote, kiek yra mašinų, mes ir negalime sužinoti, nes ne viena asociacija neturi informacijos, kur 70 000 parkas važinėja šiandien. Yra 7 000 Lietuvoje registruotų transporto veikla užsiimančių įmonių ir iš jų tik tai turbūt iki 1000 priklauso asocijuotoms struktūroms, kur mes turime tiesioginį kontaktą. Nemaža dalis tų transporto įmonių, kurios yra strigusios ir kurių parkas yra strigęs Baltarusijoje, yra mažos, labai mažos įmonės, kurios veikia pasienio ruože, jos daro tos vadinamus perkabinimus. Tai nėra sankcijų apėjimas, beje, tai yra teisinis režimas, pagal kurį jos dirba, bet jos nepriklauso jokia asociacija ir mes tos skaičius niekada nebūtume turėję. Bet mes galvome, kad tos skaičius turėjo turėti mūsų institucijos. Statas, muitinė, jie turėjo matyti, kokie numeriai yra išvykę iš Lietuvos ir kurie negrįžę. Ir antras dalykas, ar jau trečias turbūt, kad komunikacija sušlubavo. Tikrai sušlubavo, mes savais kanalais pradėjome tikrinti informaciją, skambintis į atsakingas institucijas dar penktadienį, kai berods kitą trečiadienį buvo pateikta vyriausybinis sprendimas vyriausybė ant stalo. Ir atsakymai buvo, mes nežinome, vyriausybė nuspręs, mes nežinome. Tai ir vėlgi atsakymas tada ir institucijom, kai sako vežėjai, kodėl jūs nesureagavote, dėl to, kad mūsų informacija buvo dozuojama, irgi buvo duodama informacija, kad mes nežinome, koks bus vyriausybės sprendimas. Tai viskas. Tai čia turbūt yra atsakymas, kad kodėl vežėjai nespėjo, kaip sakant, išsigabenti savo turto iš ten. Dabar kokia yra situacija ten, tai yra, kad visi žino, visi yra vieša informacija, visi vilkikai yra suvaryti į tos vadinamos parkingo aikšteles. Para įkainuojama iš Baltarusijos pusės yra 120 eurų, sąskaitos yra išstatomos atbulinė data. Ir dabar turbūt čia kas pirmas sumirksės, kaip sakant, mes palaikome santykius ir su mūsų vyriausybė ir toliau, ir su sprendimų priėmėjais, keičiamės informaciją, koks ten yra per transporto priemonės, numeriai, pavardės vairuotojų. Ir, kiek žinome, vyksta komunikacija tarp Lietuvos ir Baltarusijos tuo techniniu ir darbiniu lygiu. Ir tikimės, kad kažkada turbūt greitų metų tie sprendimai kažkokie vienokie ar kitokie bus ir pavyksta tą turtą ir žmonės iš ten ištraukti. Tai šituo klausimu iš mūsų yra galbūt toks matymas, mes kaip alijansas, jūs jau ir pasakėt, tikrai nesame priėmę jokio sprendimo blokuoti kelius ar vykdyti kažkokias kitas akcijas. Mažiausiai turbūt ko reikia, tai kad vidaus verslas dar pradėtų sabotuoti čia viduje kažkokius dalykus ir to turbūt režimui tik reikia. Tai aš tik pakartosiu, kad mes esame ta visuomenės dalis ir mes tikrai esame su valstybė, tik tai pamokos, kai kurias reikėtų išmokti, nes net buvo padaryta tikrai klaidų ir tas klaidas turėtų tiesiog kažkas pripažinti ir važiuoti ir dėti toliau. Tai iš mūsų turbūt tiek, ir aš manau, kad kolegos šito klausimą irgi nelabai kažką papildys, bet gal klausimų turi. Ačiū už išsamų pristatymą. Jau yra kolegos susiregistravę, kurie nori klausti. Tai Eugenijau. Pirma, tai patarimas, jūs iš dalies atsakėt, bet žinokit, kaip čia pasakius, ir visuomenėje, ir politinėje bendruomenėje yra gajus mitas, kad jūs ten veikiate, ką jūs ten veikiate Baltarusijoje ir Rusijoje. Aš galiu pasakyti, prieš vieną televizijos laidą su Širinskiene ir su žurnalistu prieš prasidedant laidai Širinskienė sako, nelabai ten reikia gailėtis, ne į eterį. Ko jie ten malosi po tą Baltarusiją? Sakau, žinok, už Baltarusijos yra Rusija, o ten dar yra labai didelė pasaulio dalis. Tai kažkaip jums reikia komunikuoti su visuomenė, kad jūs nedirbate Baltarusijoje arba nedirbate su sankcionuotomis prekėmis, kaip kai kas visiškai primityviai. Jūs vykdote visiškai legalią veiklą ir tapote įkaitais. Bet jūs čia patys atrasit sprendimą, aš tik noriu pasakyti, net ir protingų atrodo žmonių bendruomenėje, bent pirmosiomis dienomis buvo toks supratimas. O ką jie ten veikia? Kvailas supratimas, bet jūs to supratimo įkaitai esat. O mano klausimas toks. Vis tiek dienos pabaigoje atsiranda vežėjams nuostoliai. Štai, pavyzdžiui, parkavimas Baltarusijos parkinguose, gaunate sąskaitas, krovinio vėlavimas, kokiam nors krovinio gavėjui, draudimo dalykai ir taip toliau. Jum tai pavirs didelėmis išlaidomis.
jūs nukreipsite į vyriausybę ar kaip? Aš labai vertinu jūsų poziciją, tą tokią saikingą, supratingą, pilietišką, bet, matyt, tai yra logiška, kad turės vyriausybė apmokėti vežėjų praradimus. Kaip jūs čia vertinat tos būsimus nuostolius ekonominius ir iš ko bandysit juos išieškoti? Ačiū už klausimą. Dėl pirmos dalies, tai tik irgi dar užakcentuosiu. Po 22 metų, jeigu iki 22 metų mūsų parduodamų paslaugų, transporto paslaugų dešimtuke vyravo Baltarusija ir berods 6-7 vietų buvo Rusija, tai dabar yra už 20-tuko mūsų klientų, sakykime, taip, biografijoje ribos ir dabar, kaip ir minėjau, turbūt apskritai iki 1,5% mūsų viso sektoriaus yra dirbantys su ta puse. Tai čia dabar, kadangi kilo ažiotažas konkrečiai dėl Baltarusijos ir dabar tie skaičiai, tūkstančiai, visi tie tūkstančiai komunikaciškai skamba baisiai, bet vertinant visą paveikslą, mes turbūt iki 1,5% apskritai ten į tą pusę tik važiuojančių turim transporte. Persiorientavimas įvyko, sakyčiau, 100% į vakarus ir netgi tos įmonės, kurios veikia su rytais, atrado savo rinkas kitur. Tai dėl pirmos dalies, bet dėl komunikacijos, aišku, mes iš savo pusės komunikuojam taip, kaip mums atrodo, kad mes komunikuojam teisingai, bet tema yra tokia jautrumo, kad realiai bet koks žodis yra svoris, to kiekvieno žodžio yra labai sunkus ir mums kartais atrodo, kodėl valstybės politika ir institucijos, kaip sako, mes blogai komunikavom, bet mes kartais komunikuojam, kad mes ir tam viduriniam koridoriui dalyvavom ir dar vis tiek kažkokia ta prekyba vyksta ir atrodo, kad visi turėtų jau tą žinoti. Bet dėl pirmos dalies. Dabar dėl antros dalies. Yra tas bendras toks matematinis skaičiavimas, žinot, kad viena vilkiko ten prastova viena diena yra 300 eurų. Jeigu jisai stovi, nevažiuoja 300 eurų, kainuoja įmonei, kad jis ten stovi. Tai yra iš įmonės vidaus tokie nuostoliai. Dabar jeigu pridėjus tą 120 eurų, tai vienas vilkikas turi 420 eurų nuostolį. Bet čia yra nuostoliai finansiniai, mums yra svarbu ir žmonės, kurie ten tuose vilkikose laukia ir saugo, sakykime, taip, kartu su tais krovinys būna tuose parkinguose, tai čia yra dar ta dalis, kuri nėra pamatuojama pinigais, tų žmonių irgi gyvenimas, su jais yra komunikuojama, įmonės palaiko kontaktą, kol kas ten lygiai ir stabili situacija. Dabar dėl tų išieškojimų, mes viduje skaičiuojamės, aš tai pasakysiu turbūt tik tai tiek ir viešai, kadangi yra transliuojama, mes viduje skaičiuojamės, įmonės turi savo skaičiavimus, tas skaitliukas sukasi, kaip bus, kam išstatyta sąskaita, aš tikrai dar šiandienai nepasakysiu, bet turbūt aišku yra, kad kažkam bus išstatyta. Tai bet aš turbūt čia ir pabaigsiu tuo, nepasakysiu Lietuvos vyriausybei, Baltarusijos pusėje, turbūt tas klausimas apie tai, kad Baltarusijos pusėje kažką mes apskritai kažką sąskaitą išstatysime yra apskritai toks hipotetinis. Tai va, bet aš turbūt čia tą temą tik tiek galėsiu pasakyti, kad nuostoliai yra, mes juos skaičiuojam. Klientai taip ir yra įmonės, kurios tiesiai sako, yra įmonių klientai, mes dirbam, žinot, ne tik, kad klientai kažkas nupirko, pervežė kažkokį tenai paletę. Klientai yra Zara, kaip pavyzdys Zaros visa grupė, kurios tekstiliniai rūbai važiuoja iš Azijos ir dabar ten stovi. Ir tie klientai yra pasauliniai brandai, kurie sako, žiūrėkit, kur mūsų rūbai ir panašiai dalykai. Tai va čia yra mastelis, kad suprasti, ten ne kažkokios paletės plitelių važiuoja, tai yra kartais tikrai pasauliniai klientai, kurie dabar kelia klausimus ir mes atsakymus duodam tokius, kad ne mes užsidarėm, ne mes nevežėjai uždarė sieną, bet tokia yra situacija dabar, kad pakentėkim, vos ne taip, žinot. Tai irgi čia to klausimų dėl klientų. Jūs dar norėjot papildyti kažką, ne? Gal papildys kažką norėjot. Pirmą kartą tai. Mes tai Girteka grupė tenai neturime vilkiko, bet, pavyzdžiui, jeigu iš Lenkijos vežėjų, mes prarandam konkurencinį tą pranašumą, nes, pavyzdžiui, jeigu yra kazakstanietiška priekaba ir lenkiškas vilkikas, jie gali vykdyti perkabinimus ir toliau važiuoti. Ta prasme, šitoje vietoje. Šitoje vietoje tik tai bendrai pasakysiu, kad irgi paveikslą reikia žiūrėti ne kaip Lietuvos kažkokį transporto sektorių, Lietuvos koridorių, kur Lietuva dalyvauja. Čia žiūrėkim apskritai mūsų konkurencingumą su kitų šalių transporto subjektais. Lietuva yra 3. vietoje pagal transporto operacijų skaičių ir mes to didžiuojame, sakom, kad mes esame po Lenkijos ir Ispanijos 3, tokiai mažai šaliai, bet tai yra tik dėl to, kad mes sugebame plačiai paimti visą sektoriaus, visą transporto padangę ir mes ne tik keliais vežam mūsų įmonės ir oro gabeną, ir geležinkeliais, ir Kauno Intermodalas 3 kartus per savaitę išveža mūsų konkrečiai puspriekabės į Duisburgą ir paraleliai mes galime sakyti, kad ir geležinkeliai gyvena iš to, kad mes duodame jiems ką vežti. Ačiū, prašau, Simonas Kairys.
Tai ačiū už galimybę paklausti. Iš tikrųjų, čia geras yra pavyzdys, kaip sprendimai turi būti priimami sistemiškai, nes vieną elementą padarius, sistema po to užsidega raudonom lemputėm kitose vietose. Ir mes irgi bandėm dar ir šitam susitikimui ruošdamiesi truputėlį irgi pagalvoti, o iš principo, kaip mes į tokią situaciją atėjom. Ir mums peršasi tokia vis tiek nuomonė, kad visą tai atvedė dėl to, kad iš esmės vyriausybė, valstybė, visa susidariusi situacija ir aukščiausiai asmenys, jie nebeturi autoriteto ir yra sunku pasitikėti ir tikėti tuo, ką jie kalba. Nes kalbos spektras yra nuo to, kad mes gaudom balionus ten rankom pusiau su šypsena, iki tokių sprendimų, nes reikia parodyti, kaip dabar čia tvarkomės su problema, tai čia to viską uždarom. Tai nėra normalu ir matyti visais laikais būdavo tie bendradarbiavimo formatai ir man čia irgi įdomu, tai yra aukščiausi šalies asmenys, bet yra tas krizių valdymo centras ir panašiai, tai kaip ten jūsų kontaktai su šita institucija. Bet kas mane truputį suneramino, ką iš jūsų aš taip girdėjau, kad sakot, net jeigu būtumėm prieš 5 dienas žinoję tam tikrus dalykus, bet ir iš Lietuvos pusės, kaip suprantu, jau čia mūsų pasieniui, nežinutė, bet tiesiog jūs taip įvardinat problemą, kad vis tiek stovi 2 savaitės pasieniai. Tai 3 net. Tai tada kažkur gal galim ir mes, tarkim, imtis kažkokių veiksmų ir priemonių truputėlį gal neišsprendami šerdinės problemos, bet bent jau tas pasiekmes mažindami, nes kas bus, o jeigu atsidarys ta siena, tai vėl ten niekas staigiai nepajudės, o kaip toliau reikės gyventi su ta situacija. Tai žodžiu, kaip jūs irgi matot, ne tik apie šios dienos sprendimą kalbant, bet iš principo, koks tas mechanizmas turi būti ir kur yra silpniausia vieta, kurią reikėtų tvarkyti mum patiem Lietuvoje. Ačiū už klausimą. Tai NKVC mes bendravom, bet mes NKVC atsiradome jau po fakto. Ta prasme, tai jau buvo priimti sprendimai ir mes tada atsiradome jau prie to stalo, kur krizių valdymo centre jau vyksta diskusijos, ką daryti, kaip daryti ir kaip situaciją dabar sukti. Bet mes nebuvome iki to. Tai čia buvo klausimas, kurį mes uždavėme ir turbūt lūkestis mūsų buvo prieš kelias dienas kitam formate pasakytas, kad turbūt kai tokie sprendimai yra priiminėjami, gerai būtų, kad mes būtume nuo pradžių jau ten ir galbūt mes būtume paindikavę jau kažkokių dalykų, kad palaukit, tuoj paaudituosim, pažiūrėsim, ką mes ten turime, kiek ten mūsų yra, kokie galimi atsitraukimo keliai ir visa kita. Bet įvyko dabar kaip įvyko. Dabar plačiuoju, sakykime, ilgesnė perspektyva, ką reikėtų daryti. Tai sienos 3 savaitės išorinė ES siena logistiniam koridoriui tokio mastelio yra blogas dalykas. Čia yra vienareikšmiškai. Mes esame ir sakę ne vieną kartą. Muitinės procedūros trunka labai ilgai ir pralaidumas muitinės mūsų konkrečiai pasienio ruožų yra labai silpnas. Ir jeigu dabar tada reikia pasirinkti tiesiog sprendimų priėmėjams ir politikos formuotojams transporto, ką mes norime daryti, nes Lietuva iš logistinio žemėlapio labai gali greitai išnykti, nes mes esame tranzito šalis, čia neimportuojama, čia yra kažkas nelabai eksportuojama iš mūsų, mes galėtume savo vaidmenį matyti kaip tranzitinis koridorius. Paraleliai iš to čia ne tik vežėjai tada gauna pajamas, čia yra terminalai, sandėliavimas, muitinės tarpininkavimai, krūva kitų verslų, kurie, kaip žinote, yra rykliai plaukioja vandenyje ir prie ryklių yra tokios žuvytės prilipusios, kurios maitinasi likučiais. Tai aplink transporto sektorių yra daug kitų verslų, daug kitų sudedamų dalių, visai kitų šakų, kurios uždirba, dirba ir žmonės kuria verslus ir gyvena iš to. Tai norint išlaikyti tą Lietuvos, sakykime taip, kaip logistinės dar šalies vaidmenį, mums reikia spręsti klausimą, ką daryti su sienos pralaidumu. Žinoma, čia nekalbam apie jokius sankcijų režimo laisvinimus, nes be mūsų šitam koridoriui važiuoja krūva kitų šalių vežėjų. Centrinė Azija visą važiuoja, ES investuoja 10 milijardų į Centrinės Azijos infrastruktūros gerinimą, kaip Kaspijos ir Juodąją jūrą padaryti greičiau praplaukiamomis ir pravažiuojamomis.
turbūt 10-15 metų laikotarpį gal taip ir nutiks, bet kol kas to nėra, kol kas visi naudojasi to šiauriniu koridoriumi ir važiuoja per Rusiją, Baltarusiją tranzitu ir natūraliai kerta Baltijos valstybės ir viskas. Tai dabar arba mes iš to pasimsime naudą kažkokią su visomis saugumo, su visais saugikliais, arba tada ne. Ir tada mes turime 3 automobilius per naktį praleidžiamus, kas reiškia, kad 3 savaitės ten vežėjai mirksta, kaip sakant, kitoje pusėje ir viskas. Tai čia turbūt klausimas. Lenkija, aš nežinau, Lenkijos pralaidumas yra, man atrodo, kažkada buvo skaičiai, kad Lenkija 1000 per vieną parą praleidžia mašiną. O mes dabar šiandienos režime praleidžiame po 100 per medininkus ir kai kurie vežėjai man sakė, kad, žinai, šitą krizę net pagerino pralaidumą realiai. Tai va tokie yra skaičiai. Tai va čia yra politikos formuotojams iš susisiekimo ministerijos. Ir kai mes su jais šnekam irgi sakom, susisiekimo strategijos realiai mes nematome, negirdime, kol kas tik tai šnekame apie Rail Baltica, kas yra labai faina, labai gerai, apie oro transportą, bet kelių transportas jis toks yra dabar toks, savame rate mes čia gyvenam ir kelių transporto strategijos nėra ir jokio to, sakykime, logistinės šalies perspektyvų, bent jau iš politikos formuotojų mes šiandienai nematome. Bet čia, žinot, čia yra viena dalis, tai yra ta dalis. Nes tai yra kita dalis didžiulė, kur mūsų 95% veiklos yra Europos Sąjunga ir ten žmogiškiai ištekliai, visi dalykai, kur yra, mes norėtume ten didesnio dėmesio valstybės. Nes čia yra vienas iš transporto tik tai barų. Ta siena ir tai srautai iš Azijos ir panašiai. Čia yra viena nedidelė dalis. Didžioji dalis yra Europos Sąjunga, mūsų konkurencingumas ten, protekcionistiniai dalykai ten, nes ten kova nepavadinsiu, bet tas, turbūt galima pavadinti jo kova dėl tų rinkų vyksta, mes esame, visi suprantame, kad esame vieninga rinka, bet iš tikrųjų transporte ten nėra vieningos rinkos ir tada atsiranda šalia reguliaciniai visokie ribojimai ir panašiai, tai va ten yra baras, kur mes kaip alijansas dirbam turbūt 60% savo darbo Briuselyje. Ačiū, laikas čia senka mūsų, bet dar yra kolegų užsirašysiu klausti. Andriau. Dėkoju, Edita, už suteiktą žodį. Na, iš tiesų, vakar ekonomikos komitetas tą pačią temą buvo susirinkęs ir vykdydamas parlamentinę kontrolę, diskutavo su institucijų atstovais, kalbu apie susisiekimo ministeriją, užsienio reikalų ministeriją ir vidaus reikalų ministeriją. Nežinau, ar dėl techninių kliūčių jums neatsiuntė kvietimo, nes nei jūs, nei Linava dėja nebuvo prisijungę, bet gerai, kad komiteto nariai buvo įsigilinę į šią temą ir, iš tiesų, pagrindinė institucijų atstovų buvo kaip sutarta komunikuojama apie tai, kad tai yra kibernetinė krizė, kad prioritetas yra oro uostai ir keleiviai, tačiau tenka apgailestauti, kad net ekonomikos ministerijos atstovai kalba apie vieną verslą, apie kitą, tarsi užmirždami, kad yra ir kitas verslas, kuris vykdo sėkmingai veiklą ir sumoka pakankamai nemažai valstybės biudžetą. Bet turbūt labiausiai pritrenkė atstovų vengimas atsakyti į esminį klausimą, tai vis dėlto ar davėte nors keletą dienų, ar įspėjote institucijas, atsiprašau, ne institucijas, bet asociacijas, kad jie galėtų narius informuoti, kad planuojama tokią dieną uždaryti sienas. Dėja, vengiant atsakyti net į šitą tiesioginį klausimą, net 3 komiteto nariai jį uždavinėjo, vis dėlto buvo atsakyta, kad ne, nei viena asociacija nebuvo įspėta ir buvo paaiškinta, kad patys visi turi viešai suprasti, nes mes diskutuojame kartais už uždarų durų vyriausybėje, kartais ne, patys turėjo suprasti, kad siena bus uždaryta. Tai tas, aišku, komiteto narių tikrai netenkino. Buvo, tiesą sakant, komiteto nariai buvo net šokiruoti, kaip vienos institucijos atstovas pasakė, kad jūs čia neklausinėkite, nes padarysite žalą besideriant su Baltarusija. Tai, komiteto nariai, tiesą sakant, buvo pritrenkti ir net tada jau teko net dirbtiniu intelektu pasinaudoti, kuris labai aiškiai pasakė, kad norint, kad visi vežėjai 95% būtų galėję grįžti į Lietuvą, reikėjo 3-4 dienų bent minimum, tiek jau nekalbant apie nuostolius, kurie bus patirti ir žiūrint į ateitį, kokie neigiamą iš tikrųjų poveikį padarė vyriausybės toks sprendimas, nepagalvos apie tuos, kurie liko Baltarusijoje. Tai aš manau, kad kadangi turbūt vakar daug išgirdo nepatogių klausimų atstovai, tai šiandien, nors ir buvo pažadėję, neatvyko, bet kaip ir Simonas ir vienas ir kitas sakė, yra vyriausybės valanda ir tos nepatogius klausimus dėja teks užduoti, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas iš esmės, nes taip kaip yra blogai. Tai tiek. Aš čia, ką mes galim padaryti daugiau. Dar norit reaguoti? Aš tai greitai tik sureaguosiu, kad ir neatsakysiu tą klausimą, arba gal atsakysiu, ne, informacijos mes tokios neturėjome.
Dabar, žinot, tas vėlgi pasakymas, kad mes, jau aš prieš tai sakiau, reaguokite pagal tai, kas vyksta viešoje erdvėje, taip nevyksta dalykai. Mes nereaguosime pagal tai, kas vyksta viešoje erdvėje, nes šiandien yra sakoma, kad jeigu viskas pasibaigs, mes atidarysim sieną. Tai ką reiškia, mes dabar sakysim, visi važiuokit, pulkit, pradėkit krauti Kazachstane, nes tu atidarys sieną. Nu, taipgi neveikia. Tai va, tai tas, žinot, dabar toks... Nepavadinsiu šio hipokritiniu to požiūriu, bet tiesiog yra kartais, jis man atrodo, nerimtas ir toks nepagarbos galbūt elementas sektoriui ir dydžiui jo ir toms įmonėms, kad, kai sako, jūs turėt patys suprasti, mes tada klausimą perduodam valstybei, o jūs nenumatėt, kad bus tokie dalykai. Kodėl nenumatėt, kad bus tokie? Ką nežinom, kaip režimas reaguoja, kaip režimas elgėsi. Mes puikiai turėjome, kažkodėl algoritmas nesuveikė. Tai va, tai tik tai tiek tą temą. Ačiū, Vitalijau. Reikėtų informacijos apie sektoriuje padarytų sankcijų pažeidimų apimtį. Jų nėra turbūt kritiškai daug. Čia tiesiog aš savo deduosi tam, kad nebūtų apkaltintas sektorius, ar yra tų sankcijų ar nėra. Jų turbūt nėra didelio masto. Kiti verslai dažniau apeidinėja sankcijas nei vežėjai. Tokiam reguliavime, kokiam gyveno transporto įmonės, kai mes turime realiai 20 institucijų kontroliuojančių mus, aš sakyčiau, jeigu ir yra aišku atveju, tai yra minimalus, mes išgirstame viešoje erdvėje. Kažkas pravežė, kažką padarė, bet tokių atvejų čia aišku bus. Tai sienos uždarytos, į nelaisvę paimti Lietuvos žmonės, kurie yra šiandien išskirtinai tik tai tie, kurie vairavo lietuviškais valstybiniais numeriais automobilius, ar ne? Ir suvaryti į konclagerius, uždaryti, jiem duodamas vanduo, lauko kažkokie tualetai pastatyti. Ir dar apmokestinti už buvimą kalėjime. Tai aš tiesiog tarptautinės teisės ir konvencijų kontekste žiūriu, kadangi ir Teisingumo ministerija šiandien jau, kadangi forume kažkokiam premjerė, kuri mano nuomonę sukūrė ir slaptą operaciją įgyvendino čia tam, kad paimti nelaisvę ir nueiti į darybą. Čia mano nuomonė. Tai va, Teisingumo ministerijos reakcija, vėlgi, kiekvieną savo komitete turim reaguoti ir ką Andrius sakė, kiekvienas pagal savo komiteto kompetenciją turim maksimaliai ginti mūsų žmonių interesą. Jie yra šiandien nelaisvėje. Yra jautri sankcijų švelninimo tema režimui. Tai užsienio reikalų ministras yra Jungtinėse Amerikos valstijose šiandien. Jau grįžo, tai užsienio reikalų tema taip pat. Ką darom? Nes šiandien greitai labai tą situaciją išspręstų Jungtinių Amerikos valstijų reakcija į šitą situaciją. Labai greitai išspręstų. Kokia yra Kinijos reakcija į jų krovinių blokavimą. Čia kitas yra vėlgi jautrus režimui klausimas. Ar jie kažkaip jų pramonė nebando ieškoti politinio kažkokio konteksto, ar tai yra, ta prasme, tiesiog taškiukas labai mažas? Ne, tai bendram paveikslė tai yra labai mažas taškiukas, bet mes girdėjome, kad kaip buvo panaši situacija su Lenkija, tai Kinija buvo įsijungusi, žinot. Buvo. Tik tai jo, Kinija buvo įsijungusi. Nes čia režimui, ta prasme, čia... Dar Simonas nori ir paklausti ir pabaigti praktiškai diskusiją, nes ir laiko turim. Aš dar tik tai, kadangi mes čia, kol jūs klausėte, dar čia truputį tarpusavėje, tai mūsų vairuotojai, sakykime, kurie tenais yra, jie šiaip jeigu gali, palikę automobilius išvažiuoti. Tai taip, tarpsime, jų ten niekas nelaiko, kadangi absoliuti dauguma jų yra trečiųjų šalių. Ir didžioji dalis jų yra baltarusų ten, tai jie veikia pagal tą situaciją. Kas gyvena netoli, yra išvykę į namus savo, kas gyvena toliau, jie likę yra mašinose, jie mokamas yra atlyginimas už tą buvimą, kad jie ten bus.
Kita dalis yra, nepamirškime, kad kroviniai nėra tik tai kažkokie bendri kroviniai, yra važiuojantis greitai gendantis ir tu negali palikti, bet jie laisvi, taip nėra, kad jie, žinot, uždaryti ir ribojamas jų judėjimas. O kiek yra žinomas skaičius, kiek, pavyzdžiui, ten prie automobilių yra Lietuvos piliečių? Mes konkretaus skaičius neturime, nes, sakau, mes neturime kontaktų su visomis įmonėmis, mes skaičiuojame taip spėjimo tokiu būdu, ten kelių dešimčių skaičius yra turbūt apie lietuvius kalbant. Ten absoliuti dauguma jo yra trečiųjų šalių, kurie turi leidimus gyventi Lietuvoje ir jų judėjimas yra neribojamas. Ačiū. Simonai, pabaigs ir... Man šitą istoriją primena, kai Kinija paskelbė lietuviškų prekių arba sudėtinių dalių boikotą ir vienintelis būdas Lietuvai apsiginti buvo per Pasaulio prekybos organizaciją ir Europos Sąjungą dėl to, kad nebūtų taškinių sankcijų lietuviškai produkcijai. Skirtumas tarp gamybos ir logistikos yra, kad ar Girtek, ar Finėjas turbūt turi ir lenkiškus padalinius, ir greitai viskas, kas yra lietuviška, bus perregistruota į nelietuvišką. Tai aš noriu paklausti, kiek jūsų valdybose dabar tie, kas susiję su rytų srautais, pradeda mąstyti apie tokį masinį perregistravimą lietuviškų puspriekabių vilkikų kabinų į nelietuviškus numerius. Nes, aš suprantu, kad jeigu dabar Lietuvai paskelbta, tai perregistravimas, trumpas reikalas ir tada jūs galite vėl teikti paslaugą. Ir antrasis klausimas, ar jūs jaučiat, kad šiandieninė užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija kažką darytų Pasaulio prekybos organizacijoje, Briuselyje, kad Lietuva nebūtų baudžiama taip, kaip buvo baudžiama su Kinijos boikoto atžvilgiu dėl Taivano Taipėjaus klausimo. Ir trečias klausimas, vis tiek jūs esat logistikos ekspertai, kuom skausmingas Baltarusijos režimui ir ekonomikai pasienio uždarimas su Lietuva? Iš esmės, kadangi valstybė tą priemonę pradėjo taikyti, tai ekonomiškai kaip jie kenčia nuo to. Ir, nes, kaip jūs sakot, kas pirmas mirktels? Tai kur yra skausmo ribos Baltarusijos režimui, kai mes uždarinėjom jiems sieną čia ir dabar? Gal aš pradėsiu nuo pirmo klausimo. Jo, mes turime daugiau negu 6000 vilkikų Girteko grupė šiandien valdo ir net keli tūkstančiai yra registruoti Lenkijoje šiandien. Ir sakyčiau, šiandienos didžiausias klausimas, kur registruoti vilkikus, yra, kur tu gali darbinti vairuotojus. Jeigu tu vairuotoją gali darbinti į Lenkiją, tu plėsiesi Lenkijoje. Jeigu tu gali darbinti į Lietuvą, tu plėsiesi Lietuvoje. Nepaslaptis transporto įmonės, taip pat ir mes, jau įkūrėme įmonę ir Latvijai. Praeitą savaitę užregistravom pirmus vilkikus ir bandysime darbinti vairuotojus ir į Latviją. Ar aš to noriu? Ne, aš to nenoriu. Aš tikrai noriu plėstis Lietuvoje, augti Lietuvoje. Šiemet permetinėjom didelę dalį vilkikų iš Lenkijos į Lietuvą. Apie 500 vilkikų gal bandėm gražinti į Lietuvą, bet susidūrėme su vairuotojų įdarbinimo klausimu. Šitą procesą buvau sustabdęs ir dabar klausimas, kur? Kai tu nuperki vilkiką iš gamyklos, tu nesvarbu, kur tu jį registruosi. Ar tu Lenkijoje registruosi, ar Lietuvoje, ar Latvijoje. Klausimas, kas jį vairuos? Viskas. Įmonę įkurti, gauti Europos bendrijos licenciją, sakykime taip, didelių klausimų nėra. Tai va čia, sakyčiau, didžiausias klausimas yra šiandien. Ar mes norime, kad mūsų verslas Lietuvoje plėstųsi. Ir tikrai aš ir su akcininkais kalbu kiekvieną dieną. Mes tikrai norime plėstis kitais metais, norime plėstis keliais šimtais vilkikų, kas spaudoje irgi skaitėte didelius užsakymus naujų vilkikų, padarėme kitais metais. Klausimas, kuriuos registruosim. Ir sakau, pagrindinis klausimas, pasikartosiu, yra, kur galėsim įdarbinti vairuotojus. Ir visą laiką mano komanda dirbam, yra tam dedikuota komanda, kuri tyrinėjam rinkas. Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Vokietija, kur tu gali registruoti, kur kokie apribojimai.
įsikurti daug jurisdikcijų nėra gerai, sunku tada valdyti, Lietuvoje norėtųsi būti, bet tokia realybė. Gal aš irgi truputį papildysiu Mindaugą, Vaidotas Lenktys, Finėjo įmonių grupės vadovas. Tai iš tikrųjų, tą, ką mes kalbam galbūt apie Baltarusiją, tai kaip Povilas ir minėjo, tai yra, sakykime, šiai dienai jau konkrečių vilkikų, konkrečių žmonių ten buvimo klausimas, jis yra nelengvas ir skaudus, bet iš transporto sektoriaus pusės mums kaip įmonėm iš tikrųjų galbūt truputį pritrūksta to dėmesio, vat būtent tą, ką Mindaugas ir sako, apie vairuotojų įdarbinimą, apskritai apie pačią strategiją, kaip mūsų šalis, turėdama tokį didelį konkurencinį pranašumą Europoje, sukurdama didelę ekonominę vertę pati savo, kaip ateityje žiūri, ar nori išlaikyti šitą sektorių Lietuvoje ir atitinkamai gauti mokesčius, ar vis dėlto nori jį mažinti. Mes pilnai suprantam visas saugumo kylančias problemas ir diskutuojam ir viduje, ir su vairiom institucijom, kaip mes galėtumėm prisidėti jas mažinant, ir yra tikrai būdų, bet, ką Mindaugas ir minėjo, esminis klausimas yra, ar mes galime šiai dienai įdarbinti vairuotojus. Tada problema yra visoje Europoje ir jeigu Lietuva kažkaip rastų sprendimą, ką ir anksčiau, sakykime, vienaip ar kitaip darė, tai šitas sektorius ir toliau gali likti Lietuvoje, jis augti, užimti dar daugiau Europos tarptautinių pervežimų rinkos ir čia kurti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas. Mes, kai tik tai kalbam apie transportą, mes galvom, kad kažkodėl tik tai vairuotojas ten dirba. Ne, šalia vairuotojo yra ir vadybininkai, šiai dienai turbūt vieni iš, ypač jaunimo tarpe, vieni iš labiausiai apmokamų turbūt darbo vietų ir lengviausiai, kur gali įsidarbinti. Įsidarbina ir įvairūs instruktoriai, buhalteriai, personalo specialistai, kurias įmonės, kurios teikia paslaugas ir panašiai, iš tikrųjų auga biurai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų šitas sektorius, ne tik vairuotojas, kurį mes laikom galbūt žemesnės pridėtinės vertės, sakykime, kažkokia tai paslauga, bet apskritai jisai kuria gana aukštą pridėtinę vertę ir suteikia šaliai pranašumą. Tai mums ko reikėtų kaip transporto sektoriui, tai šiek tiek aiškumo, kaip mes ateityje, kokią taikysim strategiją, kiek galėsim įsivežti tų darbuotojų, juos įdarbinti. Jie čia praktiškai nebūna, jie būna arba namuose ilsisi, arba važiuoja vakarų Europoje. Mes, kaip Finėjo grupė, tai iš viso jau turbūt daugiau kaip 20 metų nesam kirtę tos sienos į vieną pusę. Tai šita problema mums gal ir nėra labai aktuali, bet iš kitos pusės suprantam, kad jeigu buvo sąlygos sudarytos, reikia ją kažkaip irgi išspręsti ir tikrai palaikom, kad būtų aiškiai komunikuojama ir sprendžiama. Dėkui. Labai trumpai užbaigsiu. Tai atsakant į Seimo nario klausimą, tai jeigu registracijos ir įvyks į kitais jurisdikcijas, tai ne dėl Baltarusijos klausimo atsakymas yra toks. Bendram paveikslą, tas Baltarusijos klausimas, jis yra toks realiai. Tai pagrindiniai dalykai bus tokie žmogiškiai ištekliai ir galimybės juos pritraukti. Kvotos, trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo modeliai. Vakar NSGK pristatėme savo modelį ir prašysime visų Seimo narių palaikymo turbūt tam dalykui, kad pradėkime kalbėti apie migraciją truputį kitaip, pradėkime atskirinėti srautus, kas yra atvažiavę ekonominiais pagrindais dirbti, neturėdami jokių lūkesčių, likti ir integruotis Lietuvoje, nuo tų, kurie atvažiuoja integruotis arba neįsintegruoti ir naudotis mūsų sistema socialinė ir visa švietimo ir kita, ir liaudiškai pasakysiu, parazituoti, kaip mes turime vakarų Europoje pavyzdžius, mes turime puikias galimybės to išvengti ir mūsų modelis yra panašus kaip Singapūre ar Emiratuose. Indijos rezidentai Emiratuose niekada negaus pilietybę, tai kodėl mes norim priverstinai tos trečiašalius, kurie atvažiuoja ekonominių pagrindų, padirbti, užsidirbti ir išvykti, juos integruoti čia ir laikyti Vilniuje ir po to bendruomenės rizikos iš to kilančius ir panašiai. Tai atsakymas turbūt paprastas. Jeigu bus registracijos kitose šalise, tai tik dėl žmogiškų išteklių, ne dėl Baltarusijos. O ar skauda režimui, aš kaip sakiau, ES yra antra jiems eksporto rinka. Tai turbūt. Bet čia vėlgi ne mums yra klausimas, per Baltarusiją važiuoja daug kitų šalių transporto, Kazachai, Centrinė visa Azija. Tai aš manyčiau, kad taip, bet vėlgi čia labai dar platesnis klausimas, vertinant režimo visą finansinį srautus ir panašiai. Tai tiek. Viskas, ačiū labai už susitikimą, laiką viršijo, matyti diskusijas pratęsime šiandien vyriausybės valandoje, užduosime klausimus, užtat turim skubėti į salę ir registruotis praktiškai, tai labai dėkoju. Ką mes liberalai turbūt pažadam, kad
vyriausybė sukelta krizė, nu, jinai akivaizdžiai demonstruoja jos neprofesionalumą, nepagalvojimą keletą žingsnių į priekį. Ir, kaip sakot, kertinis sektorius net į dialogą nekviečiamas, vakar į ekonomikos komitetą net kvietimų negauna. Tai yra šiandien kviestos ministerijos atsisako dalyvauti vėl posėdėje su jumis, nu, tai vyksta atskiruose, krizė sprendžiama atskiruose kambariuose sėdint nuo tų, kurie yra įkalinti. Tai yra blogiausias krizės valdymas. Tai labai ačiū, stiprybės, ačiū už valstybišką poziciją, ačiū už bet kokį palaikymą, kurį daro šiandieninė vyriausybė, bet jinai daro neapskaičiuotus kai kuriuos žingsnius mūsų nuomonė. Ačiū.